Na, dabar šiek tiek aprodysiu visą savo inventorių. Na, štai čia drabužiai, batai. Štai čia yra savadarbė apsauga nuo uodų. Dabar supakuota. Čia tiesiog yra toks pakabinamas tinkliukas. Praverčia tais atvejais, jeigu miegot lauke be palapinės. Ta prasme tiesiog kilimėlis ir miegmaišis ir viskas. Tai tais atvejais be šito niekaip. Toliau eina miegmaišis su sintetiniu užpildu. Iš tikrųjų toks neblogas, visai nedidelių gabaritų, gan lengvas toks, tik 950 gramų sveria. Tiesa, girdėjau, jog tas sintetinis užpildas su laiku susiguli ir dėl šito miegmaišis praranda savo savybės. Na, tikiuosi, tas užpildas taip greit nesusigulės. Štai čia toliau eina savaime prisipučiantis kilimėlis. Sveria kilogramą ir 300 gramų. Na, manyčiau, tai yra gan daug tokiam kilimėliui. Kilimėlio storis 3 cm. Iš tikrųjų, nemažas toks svoris. Yra, kur kilimėliai sveria 800 gramų ir netgi 600 gramų, bet tie, aišku, yra brangesni. Na, bet ir šitas toks neblogas. Čia toliau eina vienvietė palapinė. Pirkau Didžiojoje Britanijoje. Iš tikrųjų yra labai gera. Apie palapinės galiu pasakyti tik vieną. Kokia kaina, tokia ir prekė. Prieš tai pirkau, turėjau 2 palapinės. Pirktas berods pirma kainavo 170 litų, o kita 200 su kažkiek. Ir tos palapinės nelabai buvo tokios geros. Pasigailėjau, kad pirkau. Bet va šita vat yra labai gera, jau išbandyta. Na, toliau savaime aišku eina kuprinė, pagrindinis dalykas.